Viena pagrindinė problema, su kuria beveik visi susiduria, yra nepasitikėjimas savimi. Nepasitikėjimas savimi einant link projektų, link darant kažkokį tai verslą, ar tiesiog naujus bandant dalykus. Ir sveiki, esu Ramūnas Karpuška, atmerkakis.lt ir važiuoju treniruotę dabar, dėl to apsirengęs su Simonavičiaus universiteto megztiniu ir šiandien parodysiu tiksliai pakalbėsiu, nes labai matau daug žmonių vis manęs klausia, bet vis neįsisavina to atsakymo, būtent kaip pasitikėjimą gauti. Ir ką tu jums duos, ta prasme, kas iš to, ne, to pasitikėjimo, tai yra eiti drąsiai, daryti, ką tu nori, arba kas tau svarbu, arba tiesiog bandyti, nebijoti, pasitikėti savimi, kad viskas gali įvykti. Galbūt ne iš karto, galbūt tam tikrų dalykų reikės, taip, bet jeigu nebandysi, nieko neišeis. Ne? Patys geriausi netgi krepšininkai, futbolininkai ir taip toliau, jie išvien taiko, nepataiko net į vartus, sakykim, bet būtent dėl to, kad jie daug kartų daro, jie pataiko vis tiek ir dėl to jie būna garsus. Tai kaip dabar, kas iš to, jeigu nedarysim, jeigu neturėsim pasitikėjimo, realiai tai yra pačios pagrindinės problemos mums iškyla dėl nepasitikėjimo savimi, tai kad mes nieko nedarome. Mes turime kažkokią nesąmoningą istoriją viduje, kuris sako, čia susirandam loginius pateisinimus, kodėl tas ir tas neišeis, ir iš tikrųjų priedanga viso to, kad tiesiog nebandyti. Tai kaip visą tai pašalinti, kaip visą tą panaikinti. Ir čia labai svarbu vienas dalykas suprasti. Ir aš, kai su Wall Street'o Vilku dirbau, su daugeliu kitų labai žymių žmonių pasaulyje, internete, sakykim taip, ir Amerikoje, tai yra, mes nesuprantam, kažkaip pas mus yra, pas mus yra taip jau kažkaip taip išvartyta viskas taip, lyg tai, jeigu norėsi kažko, tai tau tik reikia biškį tiesiog gerai daug dirbti ir tada tu gausi bla bla bla. Bet iš tikrųjų visiškai tai yra nesąmonė. Ir pažiūrėkit, kodėl. Kiekvienas žmogus, kur aš, pavyzdžiui, žinau, kad yra labai sėkmingas, jisai savo darbą pradėjo nuo pat mažens. Tai yra, jeigu, pavyzdžiui, paimkime Jordaną Belfordą, jisai nuo 6 ar 8 metų jau jisai pardavinėjo limonado tokius stovelį, kur pardavinėdavo limonadus, pardavinėjo jisai ledus, paplūdimėje nusipirko arba išsinuomodavo tą nešiojamą šaldytuvą ir pardavinėdavo ledus, siūlydavo, ar netgi kitus vaikus įdarbindavo ir taip toliau. Kitas, žinau, toks Gary Vaynerchuk, jisai vos ne daugelis netgi girdžiu kažkodėl tai Amerikoje, taip nežinau kodėl tai pas juos yra, bet raudavo gėlės iš, ten aišku gražus tie namai stovi, ne, su daržais aplinkui, nu ne daržais, o gėlynais. Raudavo gėlės ir pardavinėdavo tiem patiems žmonėms, iš kurių vogdavo, sakykim, taip gėlės. Ne, tai ta prasme, jie nuo pat mažens tą darydavo. Ta prasme, aš pats asmeniškai, kiek atsimenu, tai aš jau nuo 18 ar 17 metų aš sėdėjau dieną naktį, aš sėdėdavau po 3 naktis, net per 3 dienas nemiegodamas, sėdėdavau prie kompiuterio, sėdėdavau prie visokių projektų, darimo, photoshopo, žodžiu, video, tiesiog aš sėdėdavau ir taip toliau. Tai reiškia, kad daugelis žmonių galvoja, ir kodėl nepasitikėjimas, tas suvedam viską į nepasitikėjimą. Nepasitikėjimas atsiranda tada, kai darai dalyką, kuriame dar nesijauti pasitikintis arba nejauti, kad dar pilnai tą išmokęs. Dėl to, jeigu norite dabar turėti pasitikėjimo, daugelis žmonių eina sakykime, į tas vietas ar kryptis, kurios jiems yra svetimos. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, kas nors ten nori, tinklinį marketingą dabar pradėsiu ir jie niekada nepardavinėjo. Nekalbu turiu omeny, kad įdėjo kažkur prekė ir kažkas lygtai ateina ir perka, dėl to, kad didelės reklamos padarytos, ne jų, aišku. Taip, čia nesiskaito, čia nepardavimas, čia yra asistavimas pardavimui, ne, pasiėmimas pinigų tų. Pardavimas, pavyzdžiui, tinklinio marketingą, jeigu aš prieš tinklinį marketingą nieko neturiu, bet ir nieko už. Ir pasitikėjimas savo jėgomis tiesiog negali egzistuoti, jeigu tu pradedi pirmą dalyką daryti, ką dabar sugalvoji ir niekados to anksčiau nedaręs arba nežinai kaip daryti. Nes reikia daug išmokti, reikia dar studijuoti, ta prasme, kad tikrai būtum tame visame genijus, kaip ir kokį nors su pianinu grot, iš vien turi mokytis ir treniruotis. Nesvarbu, koks geras jis, vis tiek turi treniruotis. Ir daugelis žmonių tą daro, jie tiesiog pasiema naują dalyką ir galvoja tenai bus. Koks yra sprendimas tada?
geriausias variantas yra ir vienintelis turbūt variantas yra pradėti nuo ko jūs esate jau 100% užtikrinti. Tai yra tai, ką jūs darėte nuo pat vaikystės, tai, ką jūs darėte nuo pat mažens, ar nuo kažkiek tai jaunų dienų, dabar tai buvo komunikacija, kažkas tai tokio, kur jūs jau jaučiatės kaip žuvis vandenyje. Vienintelis dalykas liko tik tai pritaikyti naujoje srityje. Ta prasme, paimkite, pasinaudokite tom stiprybėmis, kurios jūsų yra, kur jau atidirbę esate ir panaudokite jas kaip pagrindinį ginklą ar pagrindinį, kaip sakyti, ima peilį, kuris yra geriausiai pagalastas, tai lygiai tas pats, mes paimam ir nuo to pradam. Jeigu jūs esate geri komunikuoti, pradėkit komunikuoti, nepardavinėti, tiesiog kalbėti, bendrauti, įsikalbėsit ir taip toliau. Jeigu jūs esate geri, ten, sakykime, internete kažką daryti, sužinot puslapius ir taip toliau, ta prasme, patys darykit tą, pamokykit kitus, kaip tai daryti. Ir būtent taip, koks rezultatas bus, kad jūs nebūtinai galbūt iš karto mokėsite, kaip padaryti pardavimą gerą, sakykime, ar ten tą produktą parduoti, bet jūs... nukrito. Tai. Bet jūs pradėsite nuo to, kad jums... Bet jūs pradėsite... Bet jūs pradėsite nuo to, kad kas jums svarbiausia, kas jums yra iš prigimties vos ne ir priimtina, jūs nuo to pradėsite ir tai bus pagrindinis sėkmės šaltinis jūsų, nes jūs galbūt nepardavinėsit, kaip sakiau, galbūt iš karto santykius sukursit. Po to, kai išmoksit pardavinėti, to santykius sukūrė, jūs galėsite pardavimus įvykdyti. Galbūt jūsų tas internete ar kažkas tokio ir būtent per tą vietą, per tą stiprybę jūs galite pritraukti žmonės, pritraukti galimybės. Dėl to yra kvailiausia bandyti galvoti naujoje vietoje, naujoje srityje. Niekada taip neišeis ir įsivaizduokit, kad jums nieko nereikia mokytis, nereikia nieko stengtis iš naujo daryti, jums tiesiog reikia susidėlioti, kas jums yra svarbu ir būtent per tai orientuotis, kaip visą tai galima pasiekti, ko norite. Tai va, toks patarimas vienas, kuris tikrai gali, žinokit, pakeisti jums gyvenimą, pakeisti jūsų situaciją, nes nepasitikėjimas yra numeris vienas priežastis pasaulyje ir viso to baimė, ta prasme, kad aš nepadarysiu, kad man neišeis, kad aš negalėsiu to ar to. Tai va. Dėl to, pavyzdžiui, mano kursuose, ar tai interneto ekspertas, ar 90 dienų, ar dabar, kur bus video marketingo ekspertas, visuose kursuose aš ne tik duodu tą strategiją ar techniką, ar tas galimybės, kaip panaudoti jas. Aš taip pat parodau, kaip tą pasitikėjimą išugdyti, kaip rinktis, kas tau svarbu, kaip atsirinkti, nuo ko pradėti. Ir būtent dėl to viskas gali pajudėti daug greičiau negu tik išmokus techniką ir po to galvoti, kaip čia ją pradėti arba bandyti jausmą rasti, kuris tau padės užtikrintumą pajausti. Tai tiek.